pranešimas spaudai ir televizijai. Skaitys būsimoji televizijos žvaigždė Greta. Vakar, 2011 metų, rugpjūčio 20 dieną, aukso žiedų sumainė ir amžiną meilę prisiekė Jovita ir Andrius. Nuoširdžiai sveikiname juos šio reikšmingo gyvenimo įvykio proga. Jauniesiams šiandien lenkėsi aukščiausios pušys, kvapnios gėlės, ošia vandenynai. Jaunieji šiandien laimingiausi žmonės pasaulyje. Linkime jiems ir toliau likti tokiais laimingais bei savo laimę dalintis su aplinkiniais. Tu atlikai tik tai pusę darbo. Įsivaizduoju, ši filmuota medžiaga gali nukeliauti kažkur į užsienį. Na, kad tu čia lietuviškai perskaitai, tai nieks nesupras, ką tu ten skaitėjai. Ar tu galėtum kokią nors užsienietišką kalbą perskaityti dabar visą šitą pranešimą? Inas amerikano. Kaip? Angliškai visi supranta. Bet, pavyzdžiui, daug lietuvių yra Norvegijoje. Ar tu galėtum norvegiškai? Aš galėčiau latviškai. Na, tu pati nežinai, kad tu galėtum. Žinokit, Greta, mes turime vieną tokią priemonę. Ją reikia, šią priemonę reikia įsikišti į, aišku, į burną. Į burną. Aišku, jie gamina ne kiniečiai, ne, pilna maksima šitokių priemonių. Žinokit, mes jas naudojam. Nuvažiavę bet kurią šalį, Suomijai, pavyzdžiui, kalbam suomiškai, Norvegijai norvegiškai, nuvažiavę į Angliją panaudojam 6 priemonės, kalbam angliškai. Dabar ją reikės, aišku, išsikišti burną. Didesnė nebuvo jau turbūt. Taip. Pabandyk. Skaityk žemaitiškai gausis latviškai. Na, dabar pabandyk šį pranešimą perskaityti. Pranešimas spaudai, norvegų kalba skaitys Greta! Mes šitą video siūsį tave turėt. Gerai, toliau. Come on, baby! Nežinojom, kad lenkiškai mokė. Ačiū, Greta. Greta, žinok, iš tikrųjų, šią priemonę galit pasilikti, paskolinkit draugui, jeigu kartais reikia. Aš norėčiau, kad dabar latviškai perskaitytų Martynas. Martynas, na, Martynas ne tik latviškai perskaitys, bet jis ir kinietiškai paskaitys. Na, būsimoji televizija, Martynai. Tarėmės latviškai. Gerai. Pranešimą latviškai kalbės Martynas. Varyk, tėvai! Martynai nori įspūdį. Martynas, bralis nuo Latvijos. Pranešims už spaudas. Nuo televizijas. Šiandien 2011 pounds. Rugpjūčio 20 gains. Auksas jiets. Žinok, labai jaučiasi lietuviškas akcentas. Tau reikalingos dabar 2 priemonės. Nešam 2 priemonės. Kad nesijaustų lietuviškas atspalau, ne šitos priemonės. Jas reikės įsikišti, aišku, Martynai. Nu, ačiū Dievui, į burną kol kas. Žinai,
tu šmaikštus. Aš dabar žinau, tu vieną užsikišė, už žando, įkišėm kitą. Kadangi dabar... Galvoju, aš negaliu. Įsikiš galėjai. Na, sakėm apie norvegus. Pažiūrėkit, grynas norvegiškas veplys. A ne? Nu, pažiūrėkit. Kadangi dar jūsis lietuviškas akcentas, tai reikalinga trečia priemonė. Trečia priemonė, kad įsijaustų lietuviškas akcentas. Pažiūrėkit, norvegiškas veplys. Nu. Juk sakė, kol kas į burną. Į burną. Penktą kišėm burną. Taip, į burną. Ne, negalima, jau nebegalima. Prisiprašė į burną. Na, kiniečių kalba pranešimas spaudai ir televizija skaitys Martynas. Martynai, tu tau Jau aš atėjau. Šalamo spaudai. A ne. Jau viskas. Martynas, vaikai. Eina, veply, davai, varyk. Eina, Martynai, eina. Eina. Aš slidus. Nu, perskaitį, greičiau laukia, publika laukia. Nuoširdžiausias laiškas. Išvydo gyvenimo įvyko sakau, nuoširdžiausias laiškas. Reikšminga gyvenimo įvyko proga. Jauniesiems patiko jūsų šiandien renkasi aukščiausios pusės. Sveikinasios dėjas, Oksė Vandenys. Daugieji.
Kaip? Sakau, jaunėlė. Šiandien laimingiausias žmonės pasaulyje. Kaip? Jaunėlė. Šiandien laimingiausias žmonės pasaulyje. Žiūrėkime. Ir mūsų, Paskolink dar vieną. Daug greičiau. Susikalbam. Jaunėlė. Šiandien laimingiausi žmonės pasaulyje. Linksma. Imkime jiems ir toliau eiti tokiais nelydžiais. Bet savo laimę, dalykus, su apeitais ir viską valdyti. Ačiū, manau, čia gal. Na, Martynai, ateina pakartojimai, jūs namuose vienėtų nebandykit, pasiimk priemonės ir šitą pranešimą įteik jauniesiams. Pasiimk. Pasilik. Nieko. Nagi, pasirodo, Martynas būsimoji televizijos žvaigždė. Na, kur jūsų aplodismentai Martynui? Tai klausyk, kriauklė tenai yra. Galima, prašau. Na, kaip ten pabūtų, kas dar galit, kas dar turit noro, tai pasipuoškit. Nepamirškim, kad 19 valandą koncertuoti. Paduokit.